Užuolaidų, roletų ir žaliuzių valdymas. Elektrinių užuolaidų valdymas būtinas išmaniųjų namų atributas. Ypač jei name ar bute yra daug ir didelių langų bei sunkių užuolaidų. Patogu, kai šį interjero elementą galite valdyti iš bet kurios namų vietos, kai norite reguliuoti šviesos kiekį, privatumą ar temperatūrą. Be to svarbus ir estetinis vaizdas. Vienodai sureguliuotos visos užuolaidos atrodo tvarkingai. O taip pat taupomas laikas, nes nereikia prie kiekvienos prieiti atskirai. Užuolaidų valdymą rasime pasirinkę patalpą, kurioje įdiegtos, pavyzdžiui, svetainė, kur yra skiltis žaliuzės. Čia išvardintos visos toje patalpoje sumontuotos užuolaidos. Valdymui galime pasirinkti mygtukus uždaryti, atidaryti arba sustabdyti judančias užuolaidas norimoje padėtyje. Paspaudus mygtuką, gintarinės spalvos indikacija užsidegs tada, kai užuolaidos pasieks galinę ribą. Jeigu joms važiuojant paspausime Stop, užuolaidos sustos tarpinėje pozicijoje, bet spalvos indikacija neužsidegs. Taip sistema informuoja, kad užuolaidos nėra iki galo nei atidarytos, nei uždarytos. Norėdami uždaryti užuolaidą, tarkim tiksliai iki pusės, paspauskite nustatymo mygtuką ir nuslinkite pozicijos slenkamąjį žymeklį į reikšmę 50. Matome, kad nei vienas valdymo mygtukas nebėra gintaro spalvos. Tai reiškia, kad užuolaida nuvažiavo į vidurinę poziciją. Kad uždarytumėme ir atidarytumėme visas kambario užuolaidas vienu kartu, spauskime mygtukus, kur yra užrašas bendrai. Matome, kaip pasikeitė visų užuolaidų statusas vienu metu. Grįžkime į pagrindinį kambario valdymo langą. Aptarkime dar vieną užuolaidų valdymo būdą, kurį mums suteikia išmani namų valdymo sistema. Įtraukime jas į bendrą kambario scenarijų. Pavyzdžiui, norime, kad pasirinkus scenarijų jauki, mums ne tik užsidegtų jaukus apšvietimas, bet ir užsidarytų visos kambario užuolaidos. Eikime į skiltį scenarijai, pasirinkime jauki. Matome, kad scenoje jau yra pridėti šviestuvai, kurie sureguliuoti jaukiai nuotaikai. Spauskime redaguoti ir ženklą plius. Pasirinkime žaliuzes ir pažymėkime mygtuką bendrai, jeigu norime valdyti visas kambario užuolaidas vienu kartu. Nurodykime jų funkcionalumą mygtuku uždaryti. Norint matyti, kaip tai veikia realiu laiku, paspauskime mygtuką greiti nustatymai. Išsaugoję atliktus pakeitimus mygtuku atlikta ir grįžę į patalpos pagrindinį valdymo langą, galime iškviesti mūsų ką tik papildytą užuolaidų valdymų scenarijų mygtuku jauki. Šį funkcionalumą taip pat galėsite įjungti ir iš fizinio mygtuko sienoje. Grįžkime į pagrindinį vizualizacijos langą. Kitas užuolaidų valdymo būdas galimas pasinaudojant scenarijų valdymo planuotoju. Išmanaus namo naudotojui gali būti patogu, kad patalpos užuolaidos automatiškai užsivertų praėjus 20 minučių nuo saulėlydžio ir atsivertų suskambėję žadintuvai, tarkime 7 val. Ryto. Šį funkcionalumą įgyvendinti mums reikės susikurti du scenarijus, kurie nėra įtraukti nei į vieną namo patalpą. Bendrų namo scenarijų lape mes įeikime į skiltį scenarijai, spauskime naujas scenarijus, redaguokime jį, pavadinkime užuolaidas atidaryti ir pridėkime į scenarijų mūsų svetainės užuolaidas. Žaliuzės bendrai. Nurodykime scenarijui, kad užuolaidos atsidarytų
Išsaugokime. Atlikta. Kairėje pusėje scenarijų matome atsirado naujas scenarijus užuolaidos atidaryti. Sekantį scenarijų sukurkime panašiu būdu. Redaguoti. Pavadinkime užuolaidos uždaryti. Susiraskime per pliuso ženklą svetainės užuolaidas, kurias norėsime uždaryti. Pažymėkime bendrai, kad visos užuolaidos vienu kartu valdytųsi. Ir suteikime joms funkciją uždaryti. Išsaugokime scenarijų. Dabar turime susikūrę du scenarijus kairėje pusėje, kur vienas iš jų užuolaidas visas svetainės atidarys, kitas uždarys. Grįžkime į bendrus namo nustatymus. Pasirinkime planuotojas. Sukurkime naują grafiką mūsų ką tik sukurtiems dviem scenarijams. Spaudžiame naujas grafikas. Mes norime, kad saulei nusileidus po 20 minučių užsidarytų užuolaidos. Ir dabar turime pasirinkti scenarijų, kuris bus iškviestas būtent tuo laiku. Einame scenarijus, surandame užuolaidas uždaryti, spaudžiame atgal. Dabar planuotojo skiltyje sukūrėme funkcionalumą, kad po saulėlydžio praėjus 20 minučių bus įjungtas scenarijus uždaryti užuolaidas. Įjunkime kairėje pusėje šitą funkcionalumą. Kitas planuotojo grafikas. Kitą grafiką kurkime pasirinkdami rytinį laiką, kada norėsime, kad užuolaidos automatiškai atsidarytų. Tarkime, tai bus 7 val. Ryto. Saugome. Ir kaip ir prieš tai pasirenkime scenarijų, kuris iškvies užuolaidų atidarymą. Taip pat įjungėme kairėje pusėje planuotojo ką tik mūsų sukurtą grafiką. Tokiu būdu mes įgyvendinome mūsų ką tik aptartą scenarijų, kai užuolaidos automatiškai be vartotojo įsikišimo atsidarys 7 val. Ryto ir užsidarys saulei nusileidus ir praėjus 20 minučių. Tiek trumpai apie pagrindinės Bazalte programos užuolaidų valdymo funkcijas. Iki kito karto.